Hello, tai aš. Ir šiandien valgysim vėl sausus pusryčius, kaip jau esam valgę anksčiau. Ir žaisim žaidimą, kuris vadinasi Shenzhen.io. Jis buvo sukurtas kompanijos, kuri vadinasi Zekatronics, kuri kūrė išimtinai sausus žaidimus. Jie sukūrė Spacecam, jie sukūrė Infinity Factory, jie sukūrė patį sausiausią žaidimą pasaulyje, tai yra TIS 100. Ir dabar paskutinis jų žaidimas yra Shenzhen.io. Man sakė, kad šito žaidimo viduje yra soliteiras, tai very excited, labai laukiu. Tai va. Dar noriu parodyti savo dedikaciją. Atsispausdinau žaidimo instrukciją ant popieriaus ir susigiau jį į segtuvą, kaip ir rekomenduoja žaidimas. Nes kadangi jame nėra tutorialo, žaidimas sako, nu tai va, čia tau yra PDF failas, tai tu pasiskaityk. Bet jis visas parašytas lyg tai būtų in-game pasaulyje, kas yra pakankamai faina. TIS 100 irgi tą patį darė. Turbūt nusprendė, kad geras reikalas ir tęsė toliau. Tai va, tai kas tai per žaidimas, tuoj neužilgo parodysiu. Taip, tai mes, žodžiu, priešistorė tokia, kad mes esam šaunus inžinieriai elektronikos, elektrotechnikos ir supratom, kad Amerikoje išgyventi nepavyks, dėl to reikia išsikraustyti į Kiniją, į Shenzhen. Shenzhen, jeigu žinot, yra vienas didžiausių miestų, vienas didžiausių centrų elektronikos gamyklų, įmonių, visokių su jom susijusių paslaugų industrijų ir taip toliau ir panašiai. Ir mes atsikeliam į šitą miestą ir pradedam darbuotis prie visokių kiniškų elektroprekių, kurdami jam, programinę įrangą, elektroninę įrangą. Tai va. Tai galim pradėti, čia yra pirmoji užduotis. This product is an imitation mock security camera. It has two blinking lights. The first light blinks in a regular pattern. The second light is an internet light, so it should be blinking in a more random intermittent pattern to resemble that data upload. As you will notice, the design is partially complete already. A previous engineer quit before finishing the assignment. Note the timing diagrams in the verification tab. When you simulate, your outputs should match those expected values as indicated. Let the simulation run until it has passed all of the test cases to make sure you have a proper solution. I'm absolutely certain you'll do better than that last person. Create a working design from this product. Tai va, tai mes čia turim produktą, turim kamerą. Ir turim dvi lemputės ant jos, kurios turi mirksėti pagal tai, kaip iš mūsų nori. Čia yra parodytas jų mirksėjimas. Kaip jos turi mirksėti. Galim paleisti ir pažiūrėti. Tai va, šita mirksi on-off, o šita mirksi mostly off, bet kartais on. Šitos dvi lemputės yra atvaizduotos čia, kaip aš suprantu. Ir pirma jau padaryta, mums reikia padaryti antrą. I think. Reset. Tai
Mes daug negalvojame, imsim ir darysim kažką. Daugiau galiu pasakyti, nieko neskaičiau, nieko nežiūrėjau, tai bus galimybė pasižiūrėti, kaip man sunkiai sekasi. Galima čia kopinti? Galima. Pin is not connected. Ok. Prijungiam čia. Ir dabar jisai turėtų mirksėti taip pat kaip anas. Taip, tai... Aš kiek suprantu, kol kas pabandysim išsiaiškinti be manual, tai tas mov reiškia kad mes padarom šitą outputą 0. Šitas outputas yra nuo 0 iki 100 ir ant 100 jisai šviečia labiausiai, ant 0 jisai šviečia mažiausiai. Nu, visai nešviečia. Čia yra timeoutas, tada mes jį įjungiam iki 100, vėl timeoutas, vėl padarom, jis iš naujo pradeda kodą. Ne? Čia yra tipo inputai, čia yra outputai, I think. Not sure. Maybe. Tvarkoj. Tai ką, tai mums reikėtų... Ok, jisai išsijungia pačioj pradžioj, tai yra viskas ok. Šitus žingsnelius reikia paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žingsneliai ir jis įsijungia, ne? O mums reikia, kad jis įsijungtų ant 4 žingsnelio. Pakeičiam čia į 4. Ir jis pašviečia 2 žingsnelius ir išsijungia. Tai pakeičiam čia į 2. Ir let's see. Simulate. Čia kem 6 žingsnelį gausi. Ups. Simulate. Ok, jisai tą pirmą pataikė, mums to reikėjo. Reset. Tada jis vieną žingsnį pabūna išsijungęs. Taip, tai tada po šito mov 0p0 jis išsijungia. Sleep 1 pabūna vieną žingsnį įsijungęs ir mov 0 ne, mov 100 p0 į vieną žingsnį pašviečia, tai sleep 1. Ok, dabar klausimas paskutinis. Mes jį išjungiam dabar. Ne. Sleep 4, tai čia tas pats bus kaip per pradžio, ne? 1, 2, 3, 4. Jo. Turėtų būti ok. Pažiūrim. Wonderful. We have successfully completed one test run. Let the simulation continue running to complete the verification process. Fun little mailing list for expats in Shenzhen. I'm here to demystify some aspects of life and culture here. Sometimes just the color comes in, yet I get distracted. Today's topic is, why the heck are we in Shenzhen? No, really, why are we here at all? I don't mean in the immediate sense. Sure, we'll all have some job and some business thing to do, but let's talk about the larger factors at play. We're here because Shenzhen's been one of the fastest growing cities in the world in the past few decades. Faktai, giant economic machine. We're here because it was possible. So where is all his capacity headed? Okay. Nieko labai įdomaus. Koks įdomus mail adresas words.creation.
Long tank. Our factory floor has some examples of older equipment that require control signals to be amplified. We had device to adjust signals for this type of machine, but recently it was broken. This is an appropriate project to teach you about inputs. Smashed. Hang on sec, what happened? Is everyone okay? No need to worry. Win again of solitaire. I put a link on everyone's desktop. She's interested to become a game developer. Mes jau iš karto gaunam prieimą prie šito solitairo. Aš galvoju, kad čia reikės daug ir sunkiai giluotis. Ok, bandom padirbėti su šitu inputu. Control in is a simple input connected to a factory equipment. Is a simple output connected to a factory equipment. The signal from control in should be multiplied by 2 and copied to control out. Okay. Šitie inputai, outputai. Nesvarbu, mes galim šitų vidų valdyti, kas yra inputas, kas yra outputas, ne? Okay. Šito dalyko jau nežinau. Reikia atsidaryti savo didelį banderį informacijos. Jis šiauriai didelis. Taip. Shenzhen Long Tank. Suggestions. Čia yra visokie e-mailai. Mes turim Visa Application Form for People's Republic of China. Čia, žodžiu, preambulė žaidimo. Čia yra mūsų manualas. Square Wave Generator. Okay. Touch activated land control following circuits. When a user touches a capacitive switch, the controller will detect the rising edge and advance the light to the next. Okay, mums reikėtų kokio nors basic dalyko. Kokio nors pačio paprasčiausio. Čia visokie erorai spausdinimo. Blogai atsispausdino PDF-as, aš manau visai tinka į plemba. Super aiškus manualas. Viskas kinų kalba parašyta. Man patinka toks prideda flavoro. Okay, čia apie atmintį šneka, apie visokius tokius dalykus. Mums reiktų labiausiai kažkokio basic žodyno komandų. Test. Registers, arithmetic, basic. Žaidimas verčia mane dirbti, ne?
Turėčiau atsidaryti žaidimą esant ir PDF, bet ten lygiai tas pats bus, kas ir čia. Gal yra kažkoks būdas pasižiūrėti. Čia data šitas ir yra dalykas. Tikiuosi iš streamo neišjungiu. Neišjungiu. Gerai, gal yra kažkaip pasižiūrėti. Not yet verified. New design. Čia mes tiesiog kūrėm new designus. Delete. Okay. Niekas mums labiau nepadės negu mes patys. Okay. Galim kilnoti, judinti visai. Part not on board. In type mismatch. Shape. Ką mes čia galim padaryti? Galim parašyti iš pradžių move yra tipo increase, ne? Atseit. Tai move pin 1. Ne? Taip. Ant kiek iš pradžių? Kiek? Tai ant... Padaryk 0. Čia iki kiek padarom į tokį. Šitą. Ta pirmą. Tada... Ką mes darom tada? Tada... Ir šitą padarom 0. Mes galim net netrinti, jeigu mes galim tiesiog nustatinėti, mes galim jo netrinti. Čia yra mūsų kaip ir atminties toks kažkoks dalykas, ne? Expected register on number. Tai move pin 0 at c, move pin 0 at c. Mums dvigubai reikia. Ir tada, ką mes galim dar padaryti, tada mums reikia šitą move at
CC į pin 1. Ne. Maybe, I don't know. Step, 25. Jisai, aš tiesiog 2 kartus nustatau ant tiek, kiek ir yra. Part not sleeping. Taip, ką mes dar galim nuveikti su šitu, kaip mum pridėti add 50 kažkaip galime, ne? Kur čia ir buvo tas references, šį manau išsitrauksiu. Okay. Bandom tada vietoj mov, bandom čia add too many operands. Nu tai kaip jisai žinos, ką pridėti prie ko? Kaip tu žinai, ką reikia pridėti prie ko, jeigu aš to nepasakau? Tik tai pasakau pridėti ir nepasakau prie ko. Tiesiog atp0, jisai pridės į ACC, ne? Pats, galbūt. Step. Gaunam 25, step nustatoma 0. Add, padarom 5, spam, išmetu. Part not sleeping. Jisai neadvancina, jisai tiesiog šitus dalykus daro ir tada sakom sleep 1. Po advance to next step. Tai žaidimas atrodo taip pat ir kaip kiti žaidėjai, kaip sekėsi, kaip palyginimui su tavim, tu esi ta linija ir visi kiti žaidėjai yra kreivę pavaizduoti. Kadangi čia labai aišku paprasta užduotis, tai toks kreivės nesimato, čia vienas stulpelis, bet matom, kad man sekėsi prašiau negu kitiems. Okay. Looks good, thank you. Take care, yeah? All the parts. Now that you're up and running, you have figured it safe to let you use all the parts we have available to us. Just be warned, but not all of them are going to be useful for what you're doing immediately. On you go then. Pulse generator. In order to test some of our new manufacturing equipment, we need a pulse generator with certain requirements. However, instead of buying one at Marketplace, I thought we could simply create our own.
Čia reikės jau ifą kažkokį parašyti. Button is simple input connected. Čia button pulse, simple output connected to electronic device. When the button is pushed, generate pulses as indicated in the verification tab. Let's check it. When button is pushed, generate pulses as indicated in the verification tab until the button is released. Kai paspaudė pulsuoja, kai nebespaudė nebepulsuoja. Taip. Type mismatch. Reikia kažką parašyti, kad gautųsi šitas dalykas, ne? Profile ar tipo, nežinau, show wires. Gražu. Niekur nerandu, kur būtų parašyta, ką kiekvienas iš šitų 3 raidžių žodžių reiškia. Aš manau, be šito mums bus po to labai sunku judėti. Ok, čia atrodo language reference. Čia gal reikėjo pridėti. Program structure. Komentarai su hashtagais. Loop until ACC is 10. Labels. Labels must appear on a line and are followed by a column. Labels are used as jump targets by the jump instruction. Okay. This must begin with a letter and may contain alphabetic, numeric, and underscore characters. Conditional execution. All instructions in programming language are capable of conditional. Instruction with plus or minus will cause the instruction to be enabled or disabled by test functions. Instruction is disabled by a test function, it will be skipped and will not consume power. Instructions with no pre are never disabled and always execute normally. All conditional instructions start in disable state. Test instruction must be executed to enable conditional instructions. Registers are used as sources and destinations for data. Ok, mes tiesiog turim antrą šitą. Viskas paaiškinta. Pagaliau radom tą vietą, kurią reikėjo skaityti. Ir ji buvo kokiam 12 puslapį šito instruction manual. This instruction has no effect. Move, copy the value of the first operand to the second. Jump to instruction following its label, sleep, number of time units specified by the operand, sleep until data is available to be read on the Xbox pin specified by the operand. Add, subtract, multiply, isolate. Okay, čia yra matematinė visokios test instructions.
Conditional execution page 2. Conditional execution. Test if the value of the first operand A is equal to the value of the second operand. Test equal, test greater, test less than turbūt. Yeah. Compare. Compare the value. Okay. Tai ką jis mums paduoda? Šitas mums paduoda 0 arba 100. Aha, tai mes sakom iš pradžių. Ane? Test if equal. P0 100. Ir jeigu tai yra tiesa, jeigu jis gauna teigiamą, tai tuo atveju mums reikia padaryti, tarkim, naudosim dat kaip state'ui laikyti, ne? Tada laikysim mov vienas set2 dat. Jeigu not equal, tai tada mov 0 dat. Aha. Tada test if that yra vienas ir jeigu jis yra vienas, gal net nereikia šito žiūrėti, mes iš karto galim, mums reikia vieną pasilikti, ar buvo praeitą kartą on ar ne, ane? Ok, čia galim pasirašyti, tada jump on, o čia on, o čia pasirašom jump off, ne? Ir tada rašom on, čia, on dvitaškis. Jeigu jis yra on, tai tada pakeičiam tą dat į skirtingą, tai jeigu darom test equal dat, jeigu praeitą kartą jis jau pulsavo, tai tada move that. Kaip baigti tą jumpą? Jis tiesiog nušoka į tą vietą. Ne.
Nu, nežinau, kaip šitas jumpas veikia iš tikrųjų. Da padarom 0. Jeigu jis yra nelygus 1, tai that. Padarom... Šitas... Binderis labai tokia tas užima. Sunkus darbas Kinijos gamyklos. Taip. Jeigu jisai nelygus, tai padarom jį vienetų. Tada mes galim tada pasakyti mov kaip iš pradžių? Rodos iš pradžių kiekis, o po to registras, ne? Aš čia blogai parašė, mov 0 dat, mov 1 dat ir mov nustatyk ant datos į P1. Nustatyk, ką mums datą, mums reikia... Jeigu... Ne, praeitą kartą buvo vienetas, tai nustatom ant 0 ir nustatom P1 ant 0. O jeigu jisai nebuvo vienetas, mes jį nustatom vienetu ir paduodam iš karto 100 ant P1. Done, okei. Tai jump off. Jeigu yra išjungtas, tai mov 0 ant P1 ir nuresetinam datą, mov 0 ant datos. Kodėl invalid instruction? Kaip rašosi tas jumpas? Kaip jis rašosi, kur aš klaidą padariau. I don't get it. Okay, jump off jis leidžia. Ne, jump off jis irgi neleidžia. Tie jumpai nepatinka, ne? Kaip tos jumpus man rašyti? Taip. Dar reikės po viso šito. Slypo kažkokio, ne? Čia yra faina limitacija, kad kodas gali nebetilpti tau į mikroschemą. Sleep 1. Schema, mikroschema. I do not know the difference.
Jump to the instruction following the specified label. Nu nesuprantu, kuo čia skiriasi nuo to, ką aš parašiau. Label, condition, instruction, comment. Kodėl jump on yra invalid instruction? Dėl, jeigu aš pavadinsiu jį jump to taip ir čia pavadinsiu taip, vis tiek, ne čia taip. O? Gal jis tiesiog ne. Šitas, jam nepatinka žodis jump. Nes yra JMP. JMP. Ok, supratau savo klaidą. Atsiprašau. Let's see. Taip, pažiūrim, ar turim 100. Jeigu ne, nustatom 0, mėgam. Žiūrim, ar taip. Nustatom 0, mėgam. Jeigu taip, nustatom 0, mėgam. Taip. Pažiūrim, ar buvo. Nebuvo. Tada padarom į vienetų. Paduodam 100. Mėgam. Blemba. Jis veikia neteisingai, nes jisai vis tiek toliau vykdo šitą dalyką. Bet šiuo atveju tai viskas yra okei. Nes jis po pirmo, kas nėra blogai, jisai po pirmo pulso iš karto, nengi po pilno vis tiek bus tuščias, nesvarbu koks įvykis, vis tiek bus tuščias. Tai kaip ir nieko labai neatsitinka daug čia. Bet mums to dat absoliučiai nereikia. Nes jis peršoka šitas eilutės. Visas. Mes tada galim ištrinti visiškai, ne? Nu, pažiūrim, ar it is fine, ir jeigu it is fine, tai mes pagerinsim savo darbą. Continue editing, mes galim tada daryti taip, mes galim tada čia ištrinti šitą eilutę, čia ištrinti šitą eilutę, čia ištrinti šitą eilutę, čia ištrinti šitą eilutę, čia ištrinti šitą minusą. Ir tada čia ištrinti šitą eilutę. Mes čia per sudėtingai. Sugalvojom. O Jėzau.
Buvo galima dar ant pigesnio šito čipo padaryti, nu? Nu, ką jau padarysi. Power usage. Vis tiek dar daug power'as naudojam. Lines of code. 7. Okay. Looks okay, suitable for our purposes. Labai, kaip tas vadinasi, Dwight Schrute įvertinimas darbo. It is suitable. Take an orbital selfie. Space adventures. Light up science. I got us an incredible deal with a major esports personality, the Solid Steel Gamer. Her teams contracted with us to make light up signs that actually animate for her fans. As long as we can keep the cost down, they're going to want tons of these to hand out at matches. Looks simple, just a few states. Čia yra, tipo, Joe. Joe. The Baron von Schnaps is in the house, y'all. I was out drinking last night and met someone from the company that owned this brand. There is a drinking game they're promoting that's hell of a fun and off the rails. I made deal to supply them with little personal scorekeepers they can give away at their events. Wait, what's the game? What counts as a point? What would be a foul? Surely not individual drinks. I don't remember the actual rules. Create a working design for this product. Okay, pabandom padaryti vieną iš tų, kuris įdomesnis. Score counter, maybe? Let's check. Ooh, we get a display. Point and foul are simple inputs connected to buttons. Display is an Xbox output corresponding to a numeric LCD screen. The counter should keep track of a count starting at 0 and ensure that the display is always showing the current value. When point is pushed, the count should be incremented by 1. When foul is pushed, the count should be decremented by 2 but not below 0. Okay. Man patinka šitie didesni, nes jie turi... bet mes čia... Okay. Mes čia neprijungsim visko, ko mums reikia prijungti. Mums reikia šito ir šito. Ne. Nu mes galim jį perversti į X-busą, ne? Okay. Tai mes čia gaunam pointą ir ištraukiam jį per šitą. Tada čia gaunam... Palauk, mes per... Gal mes tada galim ir be šito išsiversti. Gal mes galim tada pointą prijungti čia, o šitą čia, reikia biškį jį patraukti į šoną. Up. Ar tik patikrinsiu streamą, ar viskas ok? Atrodo, kad viskas ok. Ok.
Taip. Ką mes darėm? Mes darėm taip. Ir tada šitą prijungiam čia. Okay. Mums reikės laikyti skorą. Taip, tai mums reikia. Okay, tai tiesiog tada test if equal pin1 200. Tada, jeigu equal, tai add1. Ta matematika reikia, dabar pasižiūrėkim. Add1, add the value of the first operand to the value of ACC and store the result in ACC. Okay. Tai va visi dalykai yra matematikai naudojami, ne? ACC tas. Nelabai galim ne per jį atlikti veiksmus. Tvarkoj. Mes galim jį kopinti. Nesmė. Gerai, add1. Jeigu yra taškas. Tada test if P0, čia tas eilutes praleidžiam. Test if P0 yra 100, jeigu faulas ateina, tokiu atveju pridedam, subtract. Tiesiog subtract 2. Tada pažiūrim, ar didesnis kažkas yra, ar didesnis ACC. Test greater than, ar 0 yra didesnis už ACC, nes negavom netyčia neigiamo. Ir jeigu gavom neigiamą, tai padarom mov 0 ACC. Ir tada mov ACC x2. Ir tada sleep 1. Let us see. Kas čia dabar? Slop 1. Slop. Ok. Mes gaunam nieko. Nieko nedarom. Išleidžiam 0. Išleidžiam 0. Išleidžiam 0. Lauk, tai man atrodo net. Pažiūrim, jisai iš viso subtract, ne, palauk.
Taip, jisai gauna čia. Ok, žiūrim. Čia jis nieko negauna, čia jis gauna 100. Tai jis subtraktina 2. Būna ACC -2. Mes pažiūrim, ar ACC yra -2. Padarom ACC 0. Jo. Čia būtina šitą eilutę, šitas eilutės negalim strinti. Nu, prašau. Viską gerai padarėm, tik tai per didelį čipą pasiėmėm. Aš galvojau, kad bus sudėtingiau šitą parašyti. If you can't remember the rules of the game you were playing, how sure you are that you actually made the deal? Because they sent us a case with a variety of flavors. It's very tasty stuff, so try some. It's already too late for me, but you can still save yourselves. Heed my warnings, not drink of the Baron von Schnaps by then. See you in the next life. Rubbish audio thing. Okay. Shenzhen. Yuan. Čia apie tarimus kalba. Okay. Rubbish audio thing or light up sign. So, a contract comes in to build a piece of audio. It sounds fun, right? I've always liked audio. This client promises that their little box will deliver crisp highs and booming lows all in perfect balance. Then I see their advert happens to include the much wanted algorithm that powers this thing. Go and take a look yourself. I should mention, particularly if you've set advert on your desk, just look in the pile of papers marked supplemental data, since that seemed most appropriate. Should also mention that we still have to do this, said it's this. Whose work and all, and you have to help a Dutch American company market rubbish like this as premium kit for audio files. Kur tai yra? Kur tas supplemental daiktas? Nelabai supratau. Gal pabandom light up sciences. Okay. Click 1 and click 2 are simple outputs connected to display segments corresponding to a clicking animation. Drink 0, drink 1 and drink 2 are simple outputs connected to a simple segments corresponding to a drinking animation. Control the display segments with fix repeating signals as indicated in the verification tab. Man tiesiog reikia blinkinti outputus, ne? Čia ir gausis toksai reklama tokia gausis, ne? Tai mums reikės bent jau 3 tokių, aš taip suprantu, nes mums vis tiek reikės 5 simple pinų, o tai reiškia, kad šitas mums nepadidina pinų kiekio. Tai va. Okay. Tai su šitu mes galim padaryti kliką, nes klikas yra labai nesunkus. Tai rūpužė, čia dabar prasidės problemos su vieta, ne? Mes galim daryti labai iš šoną. Jis tada nebeturės kaip prieiti, ne? Okay. Kodėl mes jį taip toli statom nuo šito? Super.
super, viskas easy. Gerai, tai šitas yra žiauriai simple. Čia yra tiesiog on-off, ne? Tai rašom tipo duok taip, klik 0 turi būti 100 pradžioj, tai klik 0 yra pas mus P0, tai mov ant 100 į P0, mov ant 0 į P1, sleep 1, mov ant 0 į P0, mov ant 100 į P1, sleep. Gavosi kas nors? Yes. Jinai klikina savo pirštu ant ženklo. Excellent. Taip, tada drink 1, 0, 1 ir 2, ne? Ok, tai drink 0 ir 1 yra tarpusavį surišti, nes jie visi 3 tarpusavį surišti, tik tai, kad mums neišeis padaryti vieno per vieną šitą. Mes galime jas tarpusavį įsijungti. Ok. Čia drink 0, čia drink 1. Taip, tai drink 0. Mes galim kažkaip gudriai sužaisti ir kad supaprastinti kodą, ne? Mes nelabai kaip jie tarpusavį interaktina, jeigu mums reikia 3 pinų, o jeigu mes naują introducinam, mes vis tiek mes galim, supratau. Ok. Čia komponentų nepamažės, tiesiog kodas gali supaprastėti mūsų. Mes galim per Xbusą pranešti kitam šitam apie kažką. Tai, pavyzdžiui, pagrindinis būtų, tarkim, drink 0, ne? Gal net taip ir paprasčiau būtų. Šitą perkeliam čia. Taip, ir jisai papasakos šitam apie visokius gerus dalykus. Turbūt. Šitą perkeliam, taip. Jam papasakos, ir jis yra išsijungęs ar ne, nes jeigu jis yra įsijungęs, tai niekam nieko nereikia galvoti apie jokius dalykus. Ir tada šitas prisijungia prie drinko, šitas prisijungia prie šitą drinko. Ok. Taip, tai kiek iš čia įsijungęs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stepsus, ne? Tai mov P0 100 P0, tada sleep 6, tada mov 0 P0 ir sleep 4. Bet. Bet, mums reikia papasakoti tam, ar mes esam įsijungę ar ne, ane? Tai kaip mes tai darom?
kaip mes tai darom. Nes kol kas čia viskas veikia. Esu. Yeah. Taip, mums reikia kažkaip įterpti prieš tą sleepą, ne? Mes įjungiam, ne? Mes įjungiam. Tai mums reikia tada mov1x1, tarkim. Tada pasakom, kad išjungiam mov0x1. Dabar mes aš dabar nežinau, jūs testuosim x0, bet test equal x0 vienetui. Tai reiškia, jis yra įsijungęs. Tai tada mov kas mums gal net to nulio nereikia. Vieną kartą perduos ir sleepins po to. Vis tiek perfect synchronizingą turim turėti. Tiesiog vieną kartą reikia pranešti. Taip, tai statom ant 100, drink 1, kas yra pas mus P0. 100 P0. Įjungiam. Paslypinam 1 sekundėlę. Čia irgi pliusas. Tada pliusas. Mov 100 P. Mov 0 P 0. Ir mov 100 P1 ir sleep 2 sekundėlės ir tada mov 100 P0 mov 0 P1 mums baigėsi vieta. Mov 0 P1. Mes išjungiam tą P1. Dabar reikia paslypinti ir išjungti P0. Ir užtenka eilučių. Kažkaip galima būtų užlūpinti. Čia veikia dabar kažkas? Jisai iš karto įsijungia. Part not sleeping. Iš viso kažkas labai keista įvyko. Jis gavo vienetą ir jis kažkodėl įsijungia. Palauk. Ok, mov 100. Jis laukia, kol ką nors gaus. Ir kai gauna, daro dalyką.
Tai mums reikia kai išjungtas. Nu gerai, čia tiesiog netoje vietoje. Tai iš esmės viskas gerai. Tai mums pritrūko kodo. Aš esu tikras, kad galima kažkokiu paprastesniu būdu šitą viską padaryti. Bet dabar nesugalvoju kaip. Kaip saulė už lango prasišvietė, aš turiu įtarimą, kad mano spalvos kameros yra nuostabios. Taip. Tai čia tiesiog mes esam blogai parašę šitą dalyką. Reikia jį čia parašyti. Taip, tada sleep 1 ir move 0p0 sleep 1. Bet jis lauks, jisai lauks ino tiesiog, ar ne? Pažiūrėjome, ar jis lauks ino, ar ne? Jisai net nepradeda to ciklo, kol negavo inputo ir niekas negali advansinti vienu stepsu, ne, į priekį. Tai reiškia, gerai, mums čia reikia šitai padaryti ir šitai padaryti. Kad būtų 0. Tai reiškia, mums čia tada reikia mov1x1, čia mov0. Bet jis vėl, problema yra, kai jis vėl paslypins ir tada vėl lauks to inputo. Tai mums čia tada reikia pridėti sleep 1. O čia pridėti sleep, kiek ten, 6? Blocked on right. Part not sleeping. Supratau. Šitą jeigu ištinam. Tai. Ne vieną kartą atsigeria. Ir tada ką? Čia per mažai tipo. Jis vis dar slypina.
Jeigu čia 5. 6. Būtų geriau. Parašyti čia sleep 1, o šitą perrašyti taip, kad čia būtų tas lūpas, ne? Bet tada mums reikės skaitliuko kažkokio. Ar kokio velnio. Kur čia dar gerų komandų turim. Sunkus gyvenimas Kinijai. Pakšt. Okay. Let's do. Bus lūpas mūsų. Taip, tai kiekvieną kartą, kai tu lūpini, tai lūpo ilgis yra 10. Jeigu taip, tai jump to end. Jeigu ne, tai add 1 iš pradžių. Tada po to, kai addinam 1, ar daugiau už greater than kiek? Ar daugiau už 6? Greater than ACC 6. Jeigu daugiau už 6, reiškia, tu turi būti išjungtas. Reiškia mov 0. Jeigu nedaugiau, tai tu turi būti įjungtas mov 100 P0. Tada mov 0x0 mov 1 x0, ne, x2. Mov 1 x2.
Super. Tai va, tai čia mūsų toks lūpas. Tada slėp vienas, jump loop. Tada end. Kai 10 baigėsi. Tiesiog nustatom 0 ant ACC ir viskas. Kuris? Ai, 20. Bandom. Blocked on right. Move 0x2. O jisai tipo slėpina. Turbūžė. Ok, reset vietoj šito. Šitą ištrinam. Tai prie sleepą darom tech ACC 6. Jeigu jis yra būtent 6, vieną kartą išsiunčiam 0x2. Ant 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kažkas neveikia, ne? Ok. Bandom. Ok, jisai jumpina lūpą. Pažiūrim ar 10. Ne 10. Čia gal 9 reikia rašyti. Prideda 1. Ar daugiau 6? Taip. Įdeda 0 į P0. Kaip ir turi būti, ne? Įdeda 0 į P0, kas yra P0, P0 yra drink 0, o drink 0 turi būti 0. Ok, it is fine. Pažiūri, ar yra lygiai 7, nėra, miega. Ir vėl šoka į viršų. Gal čia padaryti jump begin ir čia įrašyti begin.
God. We have done it in the most complicated way possible with too many components and things. Power usage. Daugiau dvigubai negu visas pasaulis. Lines of code daugiausiai iš visų. Neduokit man daryti optimizacijos. Ok, tai čia buvo šiandien IO žaidimas taip vadinasi. Jis turi dar solitaire, kuris iš esmės yra free cell solitaire'as. Aš nežaisiu jo, nes aš nelabai moku. Nu, moku, bet nelabai greit galvosiu turbūt, kadangi dar nesu daug žaidęs. Tai va. Tai čia buvo pusryčiai su Simu. Ačiū, kad žiūrėjot. Jei žiūrėjot, jei nežiūrėjot, tai pažiūrėkit. Šiaip pats žaidimas šiandien primena labai ir tiek ir Spacecam, tiek ir TIS. Ar jisai kažkur galbūt tarp tų dviejų žaidimų randasi šiek tiek to fizinio planavimo, inputas, outputas ir šiek tiek to labai primityvaus programavimo, bet viskas gal greičiau pateikti, mieliau pateikti, nes TIS buvo skausmus akims. Bet tas pats geras, senas Zakatronics, tai aš esu fanas, žinau, kad ne visi yra fanai, bet sausų žaidimų irgi reikia. Tai tvarkojim. Tai čia buvo aš Simas, jeigu dar streaminsim šiandien, tai jeigu netingėsi, tai prisijunkit. Būtų smagu. Ir goodbye.